Sveiki. Ar jūs sveiki? Kas sveikas, pakeliat ranką? O, žiūrėkit, tai apie ką kalbėsim tada? Tai susitarėm dabar taip. Mes planavom valandos seminarą. Aš esu užkimus, nes visą savaitgalį šnekėjau savo stovyklai. Ir tiek daug šnekėjau, kad prašnekėjau, bet tikiuosi, kad liko dar balsą jum iki paskaitos pabaigos. Tai vat ne tik nuo virusų balsas kimsta, reikia išmokti, kaip dainininkam kvėpuoti reikia kitaip, bet ir man yra daug ko mokytis. Užsidėjau laikrodį, nes labai mėgstu šnekėti apie maistą ir labai dažnai šneku per ilgai. Tai darysim taip, duosiu labai daug konkrečių patarimų. Ir labai rekomenduoju dalį, jeigu turit užsirašyti. Ir jeigu turit, nes užsirašyti galima ir telefone, kas mokat, kas nemokat tušinuku, nes labai dažnai būna, ir tas aišku, ir tas aišku, ir tas aišku, čia viskas paprasta. Išeinu, ką ten labai gero sakė, bet nieko neatsimenu. Taip? Ir dar labai rekomenduoju, kadangi kai kurie, matau jūsų, kad atėjo po 2, po 3 ar po daugiau, tai po paskaitos apsitarkit, kas ką atsimena ir kas labiausiai įsiminė. Tai tokiu atveju, nes visada yra taip, kad vienas tą įsiminė, kitas tą, yra pasidalinant dar daugiau atsiminsit ir išmoksit. Gerai, sutariam? Nes mano tikslas visada yra toks, kad po paskaitos bent vieną dalyką kiekvienas savo įsineštų, ką keis. Tai bent vieną dalyką įsinešiu. Tai pirma dalis bus tokia apie taupimą, antra dalis bus apie tai, ką valgyti, bet jie tarpusavį susiję. Ir šiandien ryte dar atsisėdau ir galvojau, tai ką čia šnekėti, tik žodžiais, tai atsiverčiau kainas ir surašiau dar ir kainas. Ir kai kurių produktų, tai po šitos paskaitos, kas dar kas nors sakys, kad sveikai maitintis brangu, reiškia nebuvo šitoj paskaitoj, tai savo bičiuliams būtinai pasakykit. Ir duosiu, aišku, labai daug patarimų. Dabar bandau žongliruoti. Šito nesimokiau, duosiu patarimų ir kaip čia dabar. Nieks man nejuda, gal nejungus esu. Tai juda, kai aš į kitą pusę. Ir labai svarbu, ką suprasti, kad čia dar bandau susidėti. Pagirkite būtinai, kai kažką naujo gyvendinsit, ypač iš antros dalies apie sveikumą, ar ne? Pagirkit už save, kad šauniai aš čia susitarkavau, pavyzdžiui, pirmą kartą gyvenime šviežią burokėlį. O apie tą pusę, kur apie taupimą, tikiu, kad dar daugiau patarimų ir jūs man galėsit duoti, nes turit kažkokius savo specifinius, tai būtinai tada kitam kartui papildysiu. Bet kaip pradedat taupyti, kažką tai pakeičiat, ar ne? Tai labai svarbu yra fiksuoti, kiek jūs sutaupot. Kiek pasikeičia biudžetas per mėnesį ir tada tai motyvuos vėl tą patį kartoti. Nes jeigu mes neskaičiuojam, kiek sutaupom, tai tada kitą kartą atrodo, šį kartą taip ir biudžetas iš tikrųjų gali būti skirtingas. Taip. Tai pirmas taisyklės pati viena svarbiausia. Šitą žinot, ar ne? Eiti pavalgius. Aš laikau save pažengusi apsipirkėję maisto parduotuviai, bet jeigu nueinu alkana, tai net tų produktų, kurių turiu sąraše, aš nusiperku per daug. Bet gerai, kad žinau, ką paskui su jais daryti. Tai būtinai eiti pavalgius. Tai, pavyzdžiui, pavalgot pietus, pasiimat sąrašą ir tada šaunat į parduotuvę. Bet prieš darantį sąrašą dar reikės kelis žingsnius padaryti. Tai tą irgi supasakosiu. Ir kas labai svarbu, tai yra rašyti sąrašą su kiekiais.
Todėl, kad mes dažnai pasirašom sąraše kaip kopūstas, varškės, taip, bet gal jums reikia tik 200 gramų, o ne kilogramą. Nusiperkat kilogramą, kur paskui ją dėt. Tai kur dėt ir ką daryti tokiais atvejais, aš irgi pasakysiu, bet labai susitaupo, kai mes įsirašom tikslų kiekį, kiek mums reikia. Taip? Tai dabar juokiuosi, nes įsivaizduoju kiekvieną iš jūsų sandėliuką namuose maisto, tas spinteles, matau jau iš veidelių. Kaži, kiek dienų galėtumėt neiti į parduotuvę ir turėtumėt ką valgyti? Kas mėnesį? Kas ilgiau? Dabar kiti žiūri, galvoja, kiek laiko, bet spėju, kad tikrai turit viską. Aš nesakau, kad viskas būtų idealiai, bet aš spėju, kad porą mėnesių laisvai galėtumėt. Tai ką daryti su atsargom? Tai pirmiausia, labai yra svarbu turėti bazinių produktų sąrašą. Tai reiškia tų produktų, kurių jūs visada turit namuose. Ir tikrai kiekvienas jūsų turi ir dažnai jie yra skirtingi. Na, dažnai būna kiaušiniai, kruopos, miltai ir kiti produktai. Kas ten galėtų būti ir ypač jeigu jie yra ilgo naudojimo, labai svarbu stebėti, kada jau ta atsarga senka ir tada stebėti nuolaidas, nes būna produktų grupėm, pavyzdžiui, nuolaidos jau niekada baigėsi ir staigiai reikia, bet stebėti, kada turėti sąrašą virtuvėje labai gerai pasikabinta ir jau kai matot prie pabaigos pasižymit. Tai tas labai pagreitina vėliau planavimą ir labai sutaupo pinigų, nes jūs galit išlaukti tam tikrų produktų grupinių nuolaidų. Tai gali būti ir šaldyti produktai nuo daržovių mišinių, taip pat žuvis ir kiti produktai. Tai vat, ir čia labai yra svarbus momentas, kad ne tik tai turėti tą bazinių produktų sąrašą, bet labai gerai stebėti, tai čia toksai darbelis, reikės paskaičiuoti, bet tiek skaičiavimo tikrai kiekvienas galit. Na, pavyzdžiui, per kiek laiko jūs vidutiniškai ten x kilogramų sunaudojat, arba, pavyzdžiui, kiek per ketvirtį sunaudojat. Tai tada jūs žinosit, kiek jums reikia nusipirkti, kai bus nuolaidos. Taip, ne per daug ir ne per mažai. Nes kitą kartą nusiperki, tada trūksta, tada perki be nuolaidos. Tai vat, žinant, kiek jums reikia, nes kiekvienai šeimai ar kiekvienam asmeniui to paties produkto gali mažai reikėti. Ir toliau, ką reikia daryti tvarką šaldytuve, tai aš rekomenduoju daryti kiekvieną savaitę. Net jeigu jūs labai prižiūrite, ten tvarkingai dedat visą kitą, bet tą reikia daryti būtinai prieš pagrindinį apsipirkimą. Tai keli dalykai. Pirmiausia, jeigu mes išvalom, galim vandenį praskiesti actu arba būna specialūs valikliai, bet actu pigiau. Tai mažiau bakterijų, geresnis kvapas ir tada šaldytuve ne dėl kvapo, dėl bakterijų kiekį geriau laikosi. Bet esminis dalykas, kai jūs valot lentynas, viską išimat ir pasižiūrit, ką turit. Taip? Ir kai žiūrit, būtinai žiūrėkit ir galiojimą laiką. Tai tie produktai, kurie turi galioti jau baiginėjasi, tai tada mes darom sprendimą, taip, kad jį reikia sunaudoti ir tada pasižiūrim, sugalvom receptą arba susieškom receptą ir pasižiūrim, ko dar mums trūksta, pavyzdžiui, apsiperkant. Tai mes jį sunaudosim. Taip pat tie produktai, kuriuos reikia kuo greičiau sunaudoti, tai dėkit šaldytuve akių lygiai ir priekiniai lentynai. Nes labai dažnai, jeigu užgrūdami toli, o labai dažnai būna, kad ateinu, apsiperku, šviežius sudedu priekyje, o tie nusigrūda ir paskui išmetu tos produktus. Tai kuo tie produktai giliau, tai kas tinka giliau laikyti? Uogienės, sausainiukai, šokoladai. Juokauju, sausainių nelaikat šaldytuve. Bet tai, ko jums reikėtų mažiau valgyti, tai tada giliau.
Tai tada net jeigu ir nesuvalgysit ir suges, tai ant sveikatos sutaupysit. Tai šitai vietai bus sutaupimas. Taip, labai svarbu pakuotės. Pastebėjot, kad kai kurie turi dangtelius, kai kurie ne, ir kai kurie, kur neturi dangtelio, atidarom, jeigu tai skystas produktas, apdžiūva, keičia spalvą, vaizdą ir faktiškai jisai genta, jeigu pasikeičia. Na, jeigu grėtinė šiek tiek apdžius, nesugėdo jinai, bet jau valgyti mažiau malonu ir pats produktas irgi greičiau genda. Tai būna pirkti silikoninių tokių daugkartinių dangtelių, tai visai verta tą naudoti, kiti dengia foliją, bet foliją kiekvieną kartą jūs plėšit ir tuos centus paskui išmesit. Tai visai variantas yra toks. Tada, jeigu pasigaminot kažką, tai kas gamina dažnai ne vienam kartui? Aš tai gaminu irgi, nes neturiu tiesiog laiko visada. Ir plus, kai didesnė šeima, kitą kartą nepaskaičiuosi, ar visi 4 tą suvalgys ar ne, ar pritruks ar liks. Tai kai lieka produkto, labai svarbu dėti į mažiausią tinkamą indelį, kad ten kuo mažiau liktų oro. Tai tada tas produktas mažiau oksiduosis, mažiau gaminsis biogeninių aminų, čia skamba labai sudėtingai, bet tai reiškia tokios medžiagos, kurios vėliau gadina skrandį ir imunitetą. Tai ką reikia žinoti, kad maistą reikėtų suvalgyti daugiausia per 2 paras ir jau 3, 4 jis jau nebėra tinkamas vartoti, nors mums nei skonis, nei vaizdas nėra pasikeitęs. Tai jeigu matot, kad pasigaminot per daug, tai 2 dalykai gali būti. Vakuuminiai indeliai, juose galiojimas prasitęsia nuo 2 iki 5 kartų. Ir tada šaldymas. Aš pavyzdžiui, kas seka mane Instagrame arba Facebook'e, nėra daug žmonių, o kas žino, kas yra stories? 2, 4. Tai būna tokios istorijos, kurios po paros jau nebelieka, tai aš ten daug dalinuosi, ką aš darau dažnai. Tai lietuviškai istorijos vadinasi, bet kitą kartą sunku suprasti, kokia šia istorijos, gal žurnale kokiam. Tai tenai aš kaip tik užvakar dėjau, kad per daug avinžirnių troškinio pasigaminam ir matau, kad nesuvalgysim, tai aš nelaukiau 3 dienų ir tada šaldyti. Tada reikia, aš kitą dieną matau, kad jau niekaip neveiksiu, supakavau į pakelius porcijomis ir sušaldžiau porcijomis. Viskas, tas tikrai būna dienų, kai nei kojyčių, nei rankyčių nejauti, arba dėl sveikatos, arba dėl nuovargio, tai tada tokie paraštukai labai gelbėja, atsišildai ir vėl turi ką valgyti. Naudokit būtinai peršviečiamą tarą, nes ko nematai, to dažnai ir nesuvalgai. Tai va tas yra, atrodo smulkmena, koks skirtumas, bet peršviečiamą tarą sutaupo pinigų. Tai tą būtinai naudokit ir, kaip minėjau, visai gerai turėti vakuuminius indelius. Jie nepigiai kainuoja, bet jie gali labai daug maisto sutaupyti. Pavyzdžiui, ką aš darau, jeigu nusiperku žalumynų, tai vasarą tikrai būna pigiai, bet žiemą ta kainelė tokia didoka. Bet kartais norisi teisingai. Tai jeigu aš įdedu į vakuuminę, nes išvynioja ir jie iš karto vysta. Tai ką aš darau, įdedu į vakuuminę dėžutę, tai jie man kelias savaitės išsilaiko. Tai tikrai labai geras dalykas. Šaldytuve tinkama temperatūra, aš tai atsukus iki minimalios, kiek gali būti, nes kuo vėsiau, tuo produktai išsilaiko ilgiau. Jeigu kada keisite šaldytuvą ir neturit nulinės zonos, šaldytuve nulinės zonos tokia yra lentyna, tai nes būna, kad šaldytuvas pavargsta ir reikia naują. Tai būtinai ieškokit su tokia lentyna, nes joje mėsa žuvis gali ir šviežia ilgiau išbūti ir pagamintas tas maistas irgi jau nebe 2 paras, o gali kelias paras ilgiau. Jisai nesušala į ledo gabalą, bet prasitęsia galiojimas. Tas irgi labai geras dalykas. Ir aišku, skiriasi zonos. Durelės yra šilčiausia, o prie sienelės būna šalčiausia. Tai vėlgi pagalvoti, kiek greitai mes naudosim ir tą darysim.
Dabar kuriam laikui planuoti? Kai darom mitybos planus, tai mes savaitę sudedam pirkinių sąrašą, nes taip žmogui patogiau visą savaitę matyti. Bet jeigu aš planuoju savo pati, tai aš planuoju darbo dienom ir savaitgaliu atskirai, nes būna labai daug kas keičiasi. Vaikai tai užsilaiko, aš turiu 2 vaikus, mes 4 esam, tai užsilaiko, tai kažkur nueinam į svečius, tai va, į komandiruotę išvažiuoja, na šitą planuota, bet būna visokių situacijų, kad tada to maisto aš pastebėjau, kad labiausiai susitaupo, jeigu mes, pavyzdžiui, sekmadienį susiplanuoja darbo dienom, jūs nedirba, tai jūs dauguma jūsų, tai jūs gal kitaip planuositės. Bet lengviausia sužiūrėti, nes būna kažką netaip įvertini, kitą kartą per didelį puodą pasiemi ir daugiau prisiverdyt, visokių situacijų tu būna. Tai 3-4 dienom, bet to tam laikui tikrai galim ir šviežios mėsos nusipirkti, ir žuvies, tie produktai nesugenda per tiek laiko ir mes galim sunaudoti. Kiti pažengę jau planuoja savaitį. Pavyzdžiui, jeigu aš būnu, mes dviese, tarkim, būnam, va čia buvau mėnesį su sūnum, tai aš tada jau savaitį planuodavau, nes mažiau personų, lengviau planuoti, tai savaitį tikrai galima susiplanuoti. Ir taip irgi labai susitaupo pinigų. Bet kas yra svarbu, kad kai kurie mūsų nueina į parduotuvę ir tada planuoja, ką gamins, eina per lentynas ir tada planuoja. Iš tikrųjų, mes persižiūrėjom tą, kur čia mėnesį galėtumėt maitintis atsargas. Tada ten tose atsargose gali būti tai, ko jūs tiesiog, to, ką daug naudojat, bet daug ir prisipirkot, o gali būti tokių produktų, kur jau guli porą metelių ir dar nebuvot atidarę, tai iš veidelių aiškiai matau, kas tokių turi. Tai kitą kartą būna susigundom, kažkas tai naujo, nusipirksiu, dar nuolaidą, arba tiesiog keliesi einamo, sako, šitas geras, bet niekada negaminau ir nežinau, kaip gaminti. Tai pasižiūriu ir atidedu. Būna taip? Būna. Tai tada galima susirasti receptą, kuris jums atrodo priimtinas, nes jeigu 2 metus nebuvot priėję prie to produkto, tai tikėtina ir dar 5 ne. Tai po šitos paskaitos per ateinančią savaitę pasižiūrėkit internetu, paklauskit draugių, ypač jeigu tos, kuris sugundė pirkti, ką iš to pagaminti ir tą produktą panaudokit. Jau jums susitaupys pinigų, nes tie pinigai guli dabar pas jūs lentynai ir vietoj to jūs perkat kažką kitą, reiškia išleidžiat pinigus. Toliau, kaip minėjau, kad būtinai pasižymėti tai, kiek jūs sunaudojat per mėnesį ar per 3, tai vat sekti, nes mesgi pamirštam ten atsiminti, ką aš kiek pirkau prieš 3 mėnesius, nebent jūs fiksuojat, bet dažniausiai, kas veda biudžetą, fiksuoja ne kiekius produkto, sumą, kiek išleido. Teisingai? Ir tada mums neaišku, kiek mums reikia nusipirkti per nuolaidą ir kiek reikia pirkti. Taigi, labai, kaip minėjau, daug kas planuoja parduotuvėje, ateina, pasižiūri, kam nuolaidos, tuo metu katalogą pasižiūri ir tada galvoja, ką gamins. Iš tikrųjų, reikėtų namuose. Tai pirmas daiktas – atsargos, antras dalykas – susirašot, ką turit, tada iš jų išsirenkat, iš ko gaminsit. Galbūt kai kuriam receptui paaiškės, kad nieko ir nereikia pirkti. Taip, reiškia, susidarom planą, ką valgysim pusryčiam, ką valgysim užkandžiam, ką valgysim pietums ir pavakariam ir vakarieniai. Aš jums duosiu idėjų, tai bus lengviau. Ir tada jau planuojam, nes kitą kartą susiplanuojam, valgysiu vištieną, o kaip ją gaminsiu, ko jai dar reikės, ar kmynų, ar ciberžolės, ar pomidorų, pavyzdžiui, tyrės, ko reikės, taip? Tai tada jūsų ir maistas bus įdomesnis, skanesnis, įvairesnis ir sutaupysit, kaip minėjau, pinigų. Tada, ką aš pati darau, tai po to, kai susižiūriu, ką pati turiu, tada peržvelgiu katalogą, tos puslapius, kur man aktualūs, nes ne visi aktualūs,
Ir tada pasižiūriu, ką aš jau galiu gaminti arba kokio ilgo naudojimo yra produktam nuolaidos, tai tada pasižiūriu, ar man užteks dar keliem mėnesiam. Ir vėl ne tik produktas, bet ir kiekis ir taip pat receptas turi būti. Tai šitą paminėjau. Taip, dabar ką žiūrėti katalogę? Kokios nuolaidos prekių grupėms? Ne? Tai, pavyzdžiui, kruopas. Ir papasakosiu. Tada naudotis ilgalaikiais dalykais, tai pavyzdžiui, jeigu yra prekiniai ženklai, tai jūs galite įdomumo dėlį, jeigu dar nesat padarę, palyginti, kaip bus tokio pat produkto kaina prekinio ženklo prekybinio centro ir kitą panašų. Ir mes matom, kad nes kitiem produktam nebūna nuolaidos, kokia mums reikia, tai tam tikro prekinio ženklo prekybos centro jau bus ta kaina mažesnė. Ne? Taip pat tinklai ir Maxima naudoja kainų įšalas dabar. Jūs gal nemažai televizorių žiūrit, matėt, aš atsisėdu, pasižiūriu katalogus ir pagal tai planuoju. Ir vėlgi pirmam puslapį vėl dažnai būna, kad ne tai, kad nuolaida, o būna tiesiog mažesnė kaina. Tai tuos dalykus būtinai pasižiūrėti ir dar peržvelgti toj parduotuviai, kada būna ateinat į produktų grupę, pavyzdžiui, pieno produktų ir ten irgi būna kitą kartą pažymėtos kainos, kur kitą kartą neatkreipė dėmesį katalogė arba ten nebūtinai viskas yra sudėta. Kai kada reikėtų palyginti, kas yra pigiau. Tarkim, konservuoti pomidorai, aš čia nuotrauką mano, pirkau čia pirktą Palangoj, užėjau parduotuvę. Ir įdomumo dėlį, kai būnu be vaikų, kitą kartą po parduotuvę tiesiog pasivaikštau. Neplanavau pirkti, tai ne visada perku pagal planą, bet žiūriu nuolaidą ir kainavo labai mažai ir tikrai daug mažiau, negu aš būčiau pirkus pomidorus. Ir termiškai apdoroti pomidorai, nes yra dalykų, ko perdirbtų ar pagamintų ar konservuotų, nėra taip sveika pirkti. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie pomidorus, tai kaip tik termiškai apdoroti pomidorai turi daug likopeno, 6 kartus daugiau pasisavina. Antioksidantas, antivėžinis antioksidantas. Ne, ypač vyrukų čia matau nemažai, tai prieš prostatos vėžį veikia ir panašiai. Tai šiuo atveju daug pigiau gaunasi šitas ir kuo toliau žiemą, tuo labiau. Ir visai verta naudoti. Tai ką padariau, šito užpyliau vištienos krūtinėlę, pašoviau į orkaitę, iškepiau 20 minučių, nes jeigu kepsit ilgiau krūtinėlę, jinai bus sausa ir nebeskani. Dar pridėjau druskos, pipirų ir viskas. Tai va toks labai skanu, jeigu nebandėt, išbandykit. Man labai patinka patiekalai, kur nieko daryti nereikia. Kam irgi patinka? Tai vėliau duosiu daugiau idėjų, gerai? Tai čia pirma, kaip susiplanuoti, o paskui kokius produktus pirkti. Kada neverta naudotis nuolaidą, čia susirašiau, dar akį užmesiu, kad nieko nepamirščiau. Tai kai naujas produktas ir jūs nežinot, kaip jį naudoti, tai tokiu atveju gerai labai pagalvoti, ar verta jum pirkti, tai tada gal geriau nueiti namo po parduotuvės, pasižiūrėti receptus, pasitarti su draugiam, artimaisiais, kaip kas jį naudoja ir tada geriau sekantį kartą nukulniuoti, tai vėl kas bus gerai, daugiau žingsnių praeisit. Ir tada labai gerai pagalvosit, kur jį panaudoti, nes kitą kartą tikrai būna didelė nuolaida ir atrodo, pasinaudosiu. Kita vertus, tas toksai paplanavimas, grįžtu namo, nes tos nuolaidos būna ne vieną dieną, būna savaitę arba savaitgalį, tai tikrai yra galimybė vėliau nusipirkti. Bet naujus produktus verta pirkti, todėl kad ir tai visai geras paskatinimas, kad yra tokia kaina, kur negalvočiau, kad nusipirkti, paįvairinti meniu. Nes labai dažnai, net jeigu vieną dieną pažiūri, kaip ir tvarkoji, bet jeigu pasižiūri
daugiau dienų, tai paaiškėja, kad tas meniu labai labai vienodas. Ar būna taip? Tai turit laiko šiek tiek, ypač žiemą, kai tamsiau, tai peržiūrėkit ir tuos naujus produktus, kurių kaina jums atrodo tinkama ir pabandykit juos pasigaminti. Visai gerai, jeigu turit artimų žmonių ratą, tai galit netartis, kad vieną kartą ten vienas pagamina, kitą kartą kitas pagamina ir taip praplėsit savo racioną. Gaminant naują produktą yra labai svarbu suprasti, kad ne visada patiks ir tai žiūrėti kaip į žaidimą. Pasakysiu dar vieną labai svarbų dalyką. Ar jūs pastebėjot, kad su amžium metai atrodo, kad bėga greičiau? Kas pastebėjo? Aš irgi pastebėjau. Dabar jums duosiu patarimą, kuris jums ne tai, kad nors gali ir tiesiogiai prailginti gyvenimą, bet pojūtį padarys tokį, kad tie metai pasidarys ilgesni. Kas nori sužinoti? Visi nori sužinoti. Paslapties dabar bus. Ar pastebėjot, kad mažų vaikų visi esat matę, teisingai? Nors vieną. Jie eina, akmenukas, gėlytė, raudona mašina. Jiem viskas nauja. Ir kuo mes daromės vyresni, tuo mums naujų dalykų mažiau. Teisingai? Kas dar atsitinka, kai mes esam daug kartų darę tą patį, mes pradedam daryti automatiškai. Jūs tikėtina, kad į parduotuvę, į Maksimą eina tuo pačiu keliu. Iš namų. Visada. Ar taip? Taip. Tikėtina, kad dažniausiai perka tuos pačius produktus. Ar taip? Taip. Tai kas nutinka? Kai mes tą darom automatiškai, mūsų smegenys atsijungia ir to laiko neskaičiuoja. Reiškia, mūsų gyvenimas sutrumpėja. Tai dabar, nuo šiandien, į Maksimą rasti vis naują takelį ir išsirinkti vis naujų produktų, panaudoti ir pagaminti receptų. Ir stengtis gyvenime patirti naujų įspūdžių. Todėl mes atsimenam tik tai ir tas pojūtis, kas naujo. Net ir šiandien jūs atėjote į paskaitą, tai vis tiek ta kasdienybė šiek tiek kitokia, teisingai. Ir susitikot, po kelis atėjot, gal paskui eisit atsigerti arbatos, pašnekėti. Ir ta diena atrodo daug ilgesnė. Negu atsikėliau, pusryčiai, pasitvarkiau, čia tas televizorių pažiūrėjau, čia gal draugiai paskambinau, čia papetavau, vėl pasitvarkiau, vakaras viskas. Ir tos dienos, jeigu paklausčiau prieš savaitę, ką veikėt, nelabai atsimenu. Tai stenkitės kuo daugiau naujų dalykų daryti ir tas tinka ir su maistu, lygiai tas pats. Pasidarykit tą kaip žaidimą. Nes vėlgi mityboje yra labai svarbu įvairovė. Jeigu mes valgome tą patį, tai kas nutinka? Nutinka tai, kad mes viską darom automatiškai ir tai čia vienas dalis, smegenim blogai, tikrąja žodžio prasme. Ne tik tai dėl pojūčio, bet ir tarp neuronų jungčių. Bet kitas dalykas, kad mes gaunam per mažai skirtingų maistinių medžiagų ir tada mūsų sveikata prastėja. O kaip mes galim atrasti naujų dalykų, tik bandydami. Tai galit savo užsiduoti užduotį. Tai labai gerai užduoti savo duoti konkrečias. Tai pavyzdžiui, po vieną naują produktą išbandyti per savaitę. Jeigu kam dabar matau antakius pakėlė, siaubė. Tai tada per 2. Jeigu vis tiek baisu, tai tada per 4. Užsiduokit tiek, kiek jūs jaučiat. Arba tada nebūtinai naują produktą, bet vieną receptą naują per savaitę. Tai tikrai galit pabandyti. Jeigu matot, kad produktas naujas, pavyzdžiui, vyresniems žmonėms kiti pesto
žino puikiai, kiti patys gaminasi iš savo sodo daržo gėrybių, kiti nežino, taip? Bet visai geras skanus priedas prie vištienos, prie košės, į salotas vietoj padažo, duoda daug tikrai įvairaus skonio. Tai jeigu jums baisu, turit bičiulių, draugių, kaimynių, susitarkit, nusipirkit vieną, pasidalinkit į kelias dalis ir pabandykit. Visokių tų variantų yra įmanoma, kai pradedi, kai užduotis pabandyti. Toliau, kada pigiau yra mažas, o nedidelis, ir čia nebūtinai, kad nuolaida yra, bet mes dažnai pasižiūrim ten kilogramo kainą arba litro kainą ir perkam didesnį. Bet pavyzdžiui, sėklų arba riešutų aliejai, tai jie atidarius, jau kai oras patenka į vidų, jie per 3-4 mėnesius pradeda gesti. Jūs atkreipkite, ant pakuotės būna užrašyta, kad 2 galiojimai tokiais atvejais. Bendras galiojimas ir geriausias iki, ir tada nuo atidarimo. Taip ir parašyta. Nes daug kas atidaro tos aliejus ir laiko pusę metų, metus atidarytus. Tai jeigu tai padarėt, tai dabar, kai grįšit namo, išmeskit. Nes kai jūs įpilat į maistą, jūs galit net nejausti to kartumo, bet faktiškai jūs nuodijatės. Tai yra sugedęs produktas. Tai dėl to įvairius riešutų ir sėklų aliejus, ten pavyzdžiui, graikinių riešutų, ten sezamų, jeigu tokius perkat, tai geriau pirkti mažais buteliukais arba dalintis su draugu. Nes kad litrą sunaudosit ar ten 0,7 per kelis mėnesius, tai jeigu ir sunaudoja, tai da niu. Nebent dideliai kompanijai gaminat. Tai vat ne visada pigiau yra pigiau. Pigiau yra tiek, kiek jūs sunaudojat. Blogiausiu atveju, jeigu nusipirkot, grįžot namo ir galvojat, nusipirkau. Tai žinokit, kad aliejų, bet jau ne paskutiniu momentu galiojama, bet aliejų galima supilstyti ir šaldiklį laikyti. Tik pilkit į šaldymui skirtą tarą, nes labai dažnai šaldo maistinę maišelyje, bet paprasti maistiniai maišeliai jų šaldyti negalima. Jūs tada vėliau tą aliejų su plasmase valgysit. Arba jeigu su visų plastikiniu buteliuku įdėsit, ne. Reikia būtinai, Maxima yra skyrius konservavimui, ten tikrai yra snaigiam pažymėta arba -20 užrašyta. Tikrai rasit. Taip. Toliau, ką mane išmokė mama senjorė, jinai vyr finansininkė daug metų buvo, tai ir dabar, kai nueinam į parduotuvę, tai mane moka taupyti. Ir kitą kartą aš pati iš skubėjimo, žinot, vaikai, darbas, reikalai, visa kita, nubėgi greit ir jums tikriausiai tai buvo, kai darė darbą ėt. Kitą kartą neatkreipi dėmesio, bet dabar aš jau savo sūnų ir dukrą irgi išmokiau to triuko, kad kaina būna parašyta didelėm raidėm ir tada šalia, nes ypač daržovių skyriui labai lengva apsigauti, ar tai už kilogramą, ar už tą vienetą. Tai jeigu už vienetą, ką darom, ieškom didžiausio, o jeigu už kilogramą, tai ieškom gražiausių. Tai vienu žodžiu labai atkreipti tą dėmesį, nes kainų skirtumas tikrai gali būti didelis, kartais tos pačios daržovės arba vaisiaus skiriasi ir 20-30% tos svoris. Tai įsivaizduojat, kiek čia pinigų. Tuomet vėlgi, kas kitą kartą būna apgaulingai, gamintojai kitą kartą produktą deda į didelę dėžutę, kad lentynoje geriau matytųsi. O toj dėžutėje būna ne taip jau daug ir įdėta. Tai dėl to žiūrėti ne dėžutės dydis. Beje, šitas yra svarbu ir skalbyklėms, ne tik tai maistui. Skalbyklėms, įvairiai chemijai ir panašiai. Ypač kur yra sausi produktai. Gal galite išsijungti telefonus, būčiau labai dėkinga, o jeigu nemokat garsą išjungti, paklauskit kaimynų, kas nors tikrai mokės, nes suprantu, kad ne visi moka užtylinti, nebūtinai reikia.
Tai šitoj vietoj reikėtų tada žiūrėti, kiek ten yra neto. Tai yra, kiek yra produkto tam pačiam produkte. Jeigu perkat kažką konservuotą, kur būna daug visko pridėta, tai jūs pasižiūrėkit, kur kaip, ant pakuotės būna sudėtis ir surašyta viskas, kas ten yra įdėta, eilės tvarka. Tai žinokit, kad pirmų punktų bus tai, ko daugiausia ir tada mažėjančia tvarka. Tai kai produktus perkat jau pagamintus, būtinai pasižiūrėkit, ko daug, nes gal jūs tikitės, kad bus daugiausia, o pasirodo, kad ten 5 eilėje. Tai tada perkat padažą, o ne tą pagrindinį produktą, kurio jūs tikitės. Taip, dabar dar kada galima labai stipriai sutaupyti, ypač kas turi daugiau laiko ir dažniau gali nueiti į parduotuvę. Laiko arba sveikatos, nes ne visada kojelės neša, tai būna 2 tokie punktai, ką verta atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, kitą kartą būna parduotuvėse, jau čia atskiruose, nėra skelbiama akcija, bet atskiros parduotuvės, jau kai mato, kad greitai baigsis galiojimas, ten už paros ar už 2, būna sudėta ir labai didžiulė nuolaida. Bet tie produktai yra puikiai tinkami vartoti. Ir jeigu jūs suplanuojat, kad aš šiandien arba rytoj suvalgysiu, tai kam jums pirkti už 2 kainą, kuris ilgiau galioja? Tai čia vienas momentas, tada kitas momentas yra, kur būna sausi arba labai ilgai galiojantis produktai ir tam būna užrašyta geriausias iki. Tai tas iki ir nurodyta data, tai nereiškia, kad tas produktas tą dieną bus sugedęs, bet jis tikėtina, kad jau netoli kito bus daug pigesnis. Tai vėlgi susiplanuojam, kad artimiausiu metu suvalgysim ir vėl labai daug pinigų sutaupom. Už ką verta mokėti daugiau? Tai prieskoniai. Nes vėl, mes kitą kartą iš inercijos, jeigu žiūrim viską, kas pigiausia, tada ir lentynai žiūrim, kas pigiausia, bet su prieskoniai šitas negalioja. Jūs galit patys puikiai pabandyti, kad vienur beri ir atrodo, kad šieną beri. Tiesiog to skonio nėra, o kito įdėti vos ir skonio daug. Pavyzdžiui, pipirai, jeigu norit ant patiekalo dėti, tai dėkit, kur iš karto su malonėliu susimalat ir šviežia labai daug skonio. Ir pipirų irgi ten labai skiriasi jie vienas nuo kito. Jūs atkreipkite dėmesį, nes kitą kartą tiesiog, jeigu visą laiką tai perki, gali net nepagalvoti. Ir prieskoniai turi galiojimą. Tai irgi grįžę namo, būtinai peržiūrėkit, jie sugedė ir nebus, bet tiesiog nei antioksidantų, nei skonio irgi nebus. Tai va, tai tą atkreipkite būtinai dėmesį ir už juos geriau mokėti daugiau. Dabar vėl, kada žiūrim, tarkim, šaldytą žuvį, labai svarbu žiūrėti ne tik tai kainą, bet ir žiūrėti, kiek ten glazūros yra. Nes gaunasi kitą kartą taip, kad mokėti daugiau gaunasi pigiau. Jeigu yra daug glazūros, tai liaudiškai tariant ledo. Tai jūs tada, kas būna, kad atleidžiat žuvį, atšildot ir ten košia. Daug vandens, o žuvytės nelabai. Tai vat kitą kartą brangesnis, kur nėra glazūros, būna užrašyta sauso šaldymo arba glazūros iki 10%, jinai bus ir skanesnė ir bus pigiau. Nes, kaip sakom, jau pagaminu žiūrėti, kas gaunasi, kiek ten liko. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kas iš jūsų gyvena po 1 arba po 2, nedidelį šeimoje, tai kai jūs perkat šaldytą, jūs žiūrėkit, ar eina, pavyzdžiui, to žuvį, kur būna arba filė lydekos, arba kokie kepsneliai, ar jos eina atskirti. Nes jeigu ne, aišku, irgi manoma, jeigu, tarkim, labai gera kaina, tai mes atsišildom, pavyzdžiui, pasidarom žuvies kotletukus ir vėl paruoštukus iškepam ir tada užšaldom. Bet vėlgi visą šaldytą maistą, kurį pasigaminot ir užšaldėt, reikėtų per kokius 3 mėnesius maždaug suvartoti. Tai nesiruoškit jau 10 metų į priekį. O tuos, kur atsiskiria, vėl sandariai uždarykit
Uždarykit ir padėkit atgal į šaldiklį, tai vėl irgi variantas šviežiai ir skaniai valgyti ir taupiai. Daržovių taupus naudojimas. Čia kaip tik įsidėjau nuotrauką, praeitą savaitę filmavom televizijai patarimų, tai einam pavardatuvę, sakau, dar tą pašnekam, dar tą. Pavyzdžiui, kruopų lentynoje vėlgi vienų kruopų pakeliai vienodai atrodo, bet vienur yra 800 gramų, kitur 900. Tai vėl žiūrim, kiek kilogramas kainuoja, taip? Vėlgi, vienas iš dažniausių prieštaravimų, ką sako senjorai, sako, bet tai sveikai maitintis labai brangu, jau daržovės kokią kainą, tai netrukus aš jums parodysiu, kokią kainą tų daržovių. Ir aš ėmiau dar tas, kuriuom nėra nuolaidų, tiesiog ta standartinė gera kaina. Tai pavyzdžiui, jeigu mes imam pomidoriukus, va čia ką galim matyti, tik labai mažus skaičius įdėjau, atsiprašau, pasakysiu tada. Čia beveik čia yra tie vyšniniai pomidoriukai dėžutėj. Jų kilogramas kainuoja beveik 14 eurų. Jeigu mums reikia daržovių 200 gramų suvalgyti vienai porcijai, tai čia bus 2,8 eurų. Ne? Tuo tarpu kopūstas turi daug daugiau skaidulų, tai reiškia labai gerai mūsų žarnynui ir virškinimui. Jo kilogramas 0,79, o 200 gramų, kur dar aš norėčiau pamatyti, kaip jūs jos įveiktumėt, 16 euro centų kainuoja. Tada raudonas kopūstas, jisai kainuoja beveik dvigubai brangiau negu baltas, bet ką jisai turi, žiūrėkit spalvą. Mes, kai planuojam savo meniu, labai svarbu, kad jisai būtų spalvotas ir vėlgi, net jeigu to dvigubai brangesnio, bet 30 euro centų. Raudoną kopūstą daug kas nemėgsta, nes jisai yra kietas. Tai ką darykit, kaip su pavasariniais tais baltagūžiais kopūstais. Labai plonai supjaustykit arba per burokinę vadinamą tarką sutarkuokit. Tada rūgštelės arba druskelės sugniaužyti, kad sultis išsiskirti ir palikti pastovėti. Tai vėlgi kiekvieną daržovį spalvą duoda skirtingas antioksidantas ir tas skirtingas antioksidantas, jisai skirtingai veikia mūsų imunitetą ir sveikatą. Taip, žiedinis kopūstas. Tai žiedinio kopūsto kilogramas 3 eurai, o 200 gramų 60 euro centų. Tai 200 ir vėlgi smulkiai galima supjaustyti, ar ne, kad būtų lengviau sukramtyti ir vėl labai daug skaidulų antioksidantų. Salieras. Šiaip Maksimai tikrai gražesni negu čia, nes aš pati perku, čia gautųsi labai daug, ką nupjauti, ne? Bet Maksimai tokie būna lygus, tik nuotraukos neturėjau, tai jie kainuoja 0,89, 200 gramų, 0,18 eurų. Kas nebandėt šviežio valgyti, būtinai pabandykit, labai skanu maišyti su morkom, tik jį reikia su labai plonai šiaudeliais supjaustyti. Taip pat salieras labai skanu supjaustyti tokiom centimetrų pusantro riekiam ir kepti, pavyzdžiui, karšto oro gruzdintuvėje arba orkaitėje tokie kaip kepsniukai, fantastiško skonio. Išbandykit net ir tie, kurie saliero kotų nemėgstat, visai kitoks skonis ir šviežios šakninės galvos ir keptos. Kepta skiriasi nuo šviežio, vis dingsta tas aitrumas. Ir net nesuprasi, kad salierą valgai. Tai kas neišbandęs būtinai, ir mūsų mylimos morkos, taip, saldžios, skanios, tai vėlgi 200 gramų, tai 2 vidutinės morkos yra 18 euro centų porcija. Tai toliau burokėliai. Burokėlius mes įpratę marinuotus pirkti. Bet jūs pabandykit burokėlių šviežius nusipirkti ir kepti orkaitėj. Ar ne? Arba jos galima valgyti šviežius. Tai pavyzdžiui, jeigu šaltibarščius darysit su šviežiais burokėliais, bus daug didesnis sotumo jausmas ir labai skanu. Tik tai su burokėliais skirtingai nuo kitų daržovių, juos reikia būtinai, kaip pasakyti,
paoksiduoti. Jeigu, pavyzdžiui, kitas daržovės, ypač pomidorai, agurkai, cukinės, tos paprika, tai geriau kuo greičiau suvalgyti nuo pagaminimo, tai burokėliui reikia duoti pakvepuoti, tada supjaustom, pavyzdžiui, smulkiais šiaudeliais, duoti pakvepuoti, tai yra su oru susimaišyti ir dingsta tas kartumas. Norit recepto su burokėliais, kur nieko nereikės daryti? Ir labai skanus, ir labai sveikas. Tai kas mėgstat raugintus kopūstus? O, rankų miškas. Labai gerai žinokit, kai pakeliat, jums čia kraujas prasisuka ir geriau atsiminsit. Tai va, tai sutarkuojat plonai šiaudeliais burokėlius, bet šiaudeliais labai svarbu, ne per burokinę tartą. Tarką. Ir tada juos paimat ir sumaišot su raugintais kopūstais. Viskas. Visas gaminimas. Tada padedat į šaldytuvą, šitie jau gali į savaitę būti. Jiem jų nebūtina. Ir kuo ilgiau bus, tuo jie suminkštės, bet galite ir po valandos valgyti. Jau bus taip skanu, kad bus sunku tik 200 gramų suvalgyti. Arba, pavyzdžiui, užpilti sunkos nuo raugintų kopūstų, tai pasifermentuojate burokėlį. Ir dar kas labai gerai, ar sakė daktaras, kad druskos riboti reikia? Sakė. Tai raugintose produktuose yra labai didelis natrio kiekis, tai yra druskos kiekis. Tai kai jūs sumaišot, pavyzdžiui, raugintus kopūstus su morka arba su burokėliu, tai tas druskos kiekis prasiskedžia. Jau daugiau druskos ten jau neberkit. Tai prasiskedžia. Ir raugintų daržovių valgyti yra gerai, bet jūs jas geriau ten po šaukštą, po 2 paskirstykit per dieną, bet ne vienu kartu, ypač tie, kas turi problemų su širdele, su kraujospūdžiu arba su inkstais. Tai tas yra svarbu, kad praskirstyti per dieną. Toliau, iš moliūgo ką dažniausiai darot? Sriubą, sriubą. O ar žinojot, kad muskatinis moliūgas labai skanu į salatėlę? Arba atsipjovus riekia moliūgo kaip arbūzo, savo triauškint, kas turi dantis gerus. Bet jeigu su tais dantim ten nelabai jau, visai būna, ar ne, ir kiti protezai ten sunku atkasti, tai tada vėl padarykit investiciją, nėra didelė, nusipirkit aštrę, kur šiaudeliais tarkuoja tarką, labai lengva kramtyti. Tai tokia, arba būna dar sviestinis tas kaip varpelis. Žinot irgi, ne? Ir šitas ir tas labai skanu šviežias. Ir labai sotų, ir labai gerai žarnynui, ir labai daug antioksidantų. Tai vėl kaina juokinga. Burokėlių 200 gramų, tai tikrai didelė porcija. Dauguma jūsų net neįveiktų. 16 €. Moliūgo, tai kad saldesnis jau, tai ir brangiau kainuoja. 32 €. Taip, ko šaldytuve nelaikyti? Pomidorų, bulvių, svogūnų ir bananų. Nerekomenduoja, nors aš svogūnus tai laikau vasarą šaldytuve, nes jie bjaurybės man kitaip sudygsta. O su bananais būna maksimoj sudėta tie, kur jau labai sunokę bananai, kur būna su rudom dėmelėm ant žievelės. Matėte, ne? Ir jau ten kaina, ten jau visai. Juos labai skanu yra parsinešti namų, tada supjaustyti smulkiais gabaliukais ir sušaldyti. Ir jeigu turit galingą trintuvą, susitrinat paskui su kokiom savo šaldytom uogom, ar galima įdėti varškės, jau kad sočiau būtų, ar graikinio jogurto. Ir žinokit, tokie pūrus, skanus kaip plombyras, ledai ir banano net nesijaučia. Ir tokį sunokusią dar galima dėti, pavyzdžiui, į pyragus ar kitus kepinius vietoj kiaušinio ir vietoj cukraus. Tai tie abudu jums jau užsimes, nes bananas tas sunokęs turi labai tokią tekstūrą tinkamą, labai tokią kreminę, gerai suriša. Ir yra netgi receptų iš pupelių raudonų
bananas, aš dabar tiksliai kakava dedasi ir tokie kaip brownie, toks pyragas minkštas, kur ar turi dantis, ar nelabai, labai tiks visiems, tai ten jau reikės gabaliukais, bet jeigu lieka, tai geriau į šaldiklį sukišti, kad nesuvalgyti viso iš karto. Nes mes irgi pyrago turėjom per daug, tai galvoju, čia bus negerai, paskui daug drabužiam išeis, tai irgi sušaldžiau gabaliukais. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mes dažnai suvartojam ne visą daržovę. Pavyzdžiui, kur būna morkų, ridikėlių ir visų kitų daržovių lapeliai, saliero šaknies, jie visi yra valgomi. Jos nusiplaunat ir valgot. Ir pavyzdžiui, morkų lapeliuose beta-karotino yra tiek pat, kiek morkoj, nors jisai yra žalios spalvos. Tai jeigu nusipirkot irgi, dabar jau be lapelių, bet vasarą būna, nusipirkot, nupjaunat, ką susišaldot, gal sultinį išsivirti, visokių variantų pasigalvojate į sriubą, į troškinį ir panašiai. Toliau arbūzo žievė. Ta, kur tamsiai žalia, mes ją nupjaunam, bet ta, kur balta, kur dažniausiai išmetam, tai jinai puikiausiai tinka į troškinius ir yra labai geras į troškinius, į sriubas. Šeimai, kas čia nedalyvauja, nesakykit, ką ten įdėjot. Kubeliais tiesiog supjaustykit ir persimas, jisai neturi skonio jokio intensyvaus ir persims to skonio, ką ten dėsit. Ir irgi galit, arbūzus, kai valgot, išpjaunat tą baltą, kubelį susipjaustot ir į šaldiklį. Bulvės lupena. Jau kai bulvės vyresnės, tai tos lupenos jau nebevalgom, bet kol bulvės jaunos, tą lupeną visai gerai suvalgyti, nes jose yra labai didelis skaidulų kiekis ir po lupeną, tai vad kas storai bulvės skutat, labai daug pinigų išmetat, bet kitas dalykas, kad po pačia lupena yra pati didžiausia koncentracija gerųjų medžiagų. Tai kol bulvytės jaunos, tai geriau jas su lupena ir valgyti. Kopūsto viršutiniai lapai, jie irgi valgomi, tik nuplauti reikia, nes kitus mačiau, kad nuima, išmeta, ne? Tai pasverkit, kiek sveria ir kiek ten 30 centų ir išmetat. Tai jos tik gerai reikėtų nuplauti. Kalafijoro lapai irgi dauguma, nes būna parduotuviai dažniausiai su tais lapais. Ne visus sezono, ne visus metus, bet dažnai būna su lapais ir kalafijoro lapai irgi yra valgomi. Žali gal nelabai, nes jie yra kitokie, bet į troškinius, į sriubas supjauščius puikiai tinka. Ir žiemą, ypač kai norisi šiek tiek daugiau pavalgyti, ne? Tai tie tokie žalumynai, jie duos gerą sotumo jausmą, labai bus gerai žarnynui, bet ir įsivaizduojat, kiek sutaupysit pinigų ir sotumo jausmas didesnis, tai kas turi diabetą, prediabetinę situaciją, problemą su nevirškinimu, žarnyno bėdas ir kalną kitų, tai gaunat ir skaidulas, ir vertingas medžiagas, ir dar pinigų sutaupot, nes viską, ką išmetat, tas irgi svėrė ir mes sumokėjom pinigus. Kas? Brokoliu man reikėtų pasidomėti, aš žinau, kad pomidorų lapai nevalgomi, bet brokoliu gal ir valgomi. Reikėtų pasidomėti. Toliau kalafijoro ir brokolio kotai, tai vėlgi nuo sezono priklauso, nes kartais žievė būna stora, o kartais plona. Tai jeigu ta plona, tai drąsiai galim valgyti. Jeigu stora, tie, kur lapeliai būna ant koto brokolio, tai tie valgomi yra. Nes aš įsivaizduoju dabar, kaip tas brokolis galvoju, tie dideli, bet tie tikrai valgomi yra, tada galima irgi kubeliais, pavyzdžiui, tuo momentu tik tai galvą naudojat, kubeliais ir tada į sriubą ar troškinį, bet vėl aš viską rekomenduoju, ko nenaudojat, kubeliais sušaldom ir pamatysit, kad labai daug turėsit. Ir taip suplanuojant, tik aišku, ko nepasakiau pradžioj, tai šaldiklį irgi peržvelkit prieš einant į parduotuvę.
nes irgi būna užgrūdam ten į galą ir paskui jau nebesunaudojam, tai kitą kartą, jeigu jūsų šaldiklis mažas ir neišeina kitaip tik tai grūsti, tai gal turėkit sąrašą, kas ten yra. Ką dar darau? Kai būna, tarkim, visai skanu kokio pakepinto svoguniuką, morkytės dar kai įsidėti kažkur, bet kitą kartą reikia tik vienos saujelės arba net šaukštelio. Tai kiekvieną kartą elektrą gaminti ir viskas naudojasi. Tai čia sekėjai mane pamokė labai labai seniai ir galvoju, genialiai. Tai, pavyzdžiui, atsistoji, turi laiko, pasikepini daugiau, atskirai morko, atskirai svogūnų, tada ėmi kempimo popierių, suvinioji ploną tokią dešrą ir į šaldiklį. Ir vėliau, kai reikia, išsitrauki ir po tos morkų dešrytės gabaliuką atsipjauni ir tiesiai meti, kur tau reikia. Tai irgi elektros labai susinaudoja. Ir pavyzdžiui, jeigu bus morkom dar ir nuolaida, taip, tai tų morkų pasidaro taip, kada mažesnė kaina. Svogūnam nuolaida, taip irgi pasidarom, kada mažesnė kaina. Dar žalumynai. Žalumynų būna, kaip sakiau, galim vakuuminėse pakuotėse ilgiau išlaikyti, galim pamerkti į vazelę stiklinį irgi šaldytuve laikyti, arba galima susipjaustyti ledukų formose. Irgi labai geras variantas yra. Jeigu yra žalumynų įvairūs koteliai, tai jie šiaip valgyti yra kitokie. Tai ką galim arba labai smulkiai supjaustyti, arba sutrinti ir irgi gabaliukai sušaldyti. Tai puikiai tiks vietoj įvairiausių žalumynų kitų, į sriubą, į troškinį, į omletą, puikiausiai skonį suteikia. Jeigu matau, kad nesuvartosiu, moliūgas būna dažnai didelis, taip? Ir jisai į šaldytuvą sunkiai telpa. Ir tada pradeda pelyti. Tai aš arba perku mažesnį, atsimenat, kaip šnekėjom, kad didesnis ne visada pigiau, arba tada ką darau, kad jeigu matau, kad nesuvartosiu, tai susišaldau. Tai čia irgi iš mano virtuvės nuotrauka, tiesiog turėjau kelis moliūgus ir susitarkau, susišaldžiau, kad paskui kur naudoti. Jeigu liko labai mažai daržovės, irgi būna, tai kiek čia liko, išmesiu, tai puikiausiai tiks ryte prie košės, kokiam garnyrui, į tą patį omletą, sriubą, troškinį, arba galima sutrinti ir padaryti padažą makaronam, mėsai, žuviai, lygiai taip pat. Tai visus tos gabaliukus galima naudoti. Toliau tikrai turiu tą nuotrauką, bet neradau savo archyve, nes ten 1000 nuotraukų, kai mes nusiperkam morkas, ridikėlius, ridikus, kaliaropes, šitą nupjaunam, o čia lieka. Taip? Ir ką su jais darom? Išmetam. Tai dabar, kai nusipirksit, apie šitą dalį mes jau sutarėme, ne, ką daryti, bet šitą dalį jūs pamerkit, pavyzdžiui, kažkokį tai plokščią paimkit ir tenai į vandenį arba žemės, kas turit, paberkit ir tada tik laistykit. Ir kas nutiks ganėtinai greitai, čia tas pats ridikėliai, tai dabar, pavyzdžiui, nusipirkau ridikėlių ir jau be lapelių. Bet tos galiukus, bet reikia, aišku, jau ten ne milimetrą palikti, o šiek tiek daugiau. Taip sudedu ir pradeda kalti žalumynai. Ir jie tokie minkštučiai, labai skanus, tiks ir į košę, sumuštinį, omletą pabarstyti, tą pačią jūsų moliūgų sriubą papuošti. Ir labai daug antioksidantų ir kainuoja ką? Nieko. Nieko nekainuoja. Dar iš įvairių, jeigu lieka gabaliukų, gali turėti indelį šaldytuvę. Tai dabar ypač tos kietos daržovės, josgi labai ilgai laikosi. Tai ten dedat, matot, kad prisidėjo daugiau, tai turit savo sultinio arba turit ne savo sultinio, bet savo virto sultinio. Arba daržovių sultinio, tai jas truputėlį paverdat sultinukų ir viskas. Pavyzdžiui, aš namuose kepu vištą, kaip sakiau, pas mus 4 žmonės yra, bet kepu garuose.
ir nuo jos dideliam specialiai dubenį ir tada nuo jos į tą dubenį priteka ir aš ten prisišaldau labai daug sultinio. Tai paskui žiemą, vakare labai būna smagu kažką šilto pagerti. Tai va tų daržovių gabaliukų arba šaldytą mišinį, tiesiog, bet turi būti smulkus gabaliukai, užpilau tuo sultiniu, truputėlį jos paminkštė, net neverdu. Tada atvėsta iki tiek, kad jau gerklės neišplikytų ir toksai ar pavakariam, ar vat jaučiatės, kad kaip ir vėsoka, kai šildymas dar nejungtas. Irgi visai variantas va tai pasigaminti ir skanu ir viską sunaudojam. Taip, ne į tą pusę. Toliau kalbant apie žalumynus, vėlgi aš dažniausiai perku vazonėliais žalumynus. Ir tada svarbu mokėti skabyti juos tinkamai, bet čia jūs tai tikrai mokat geriau negu aš net. Ir tada tą vazonėlį mes galim ilgiausiai ją prižiūrint, mums ten kelis mėnesius gali būti. Ne, tai vėlgi vazonėlis kainuoja brangiau negu ir jie, man atrodo, nuolaidų nebūna. Jeigu bus, tai ir man pasakykit, aš gal pražiūrėjau. Bet susidedu į gražius vazonėlius ir virtuvę labai puošia. Gražu, žalia ir labai skanu ir šviežia. Pavyzdžiui, tuos kelis lapelius nuėmi, pasipuoši ir gražiau valgyti, ir antioksidantai, ir tikrai kainuoja labai nedaug, jeigu mes paimam tą kiekį, nes jie vėl užauga, ir vėl užauga, ir vėl užauga, tai tą patį galim naudoti. Kas mėgstat grikius? Žinot, kad grikiai būna žali ir rudi. Tai jeigu rudus grikius bandysit daiginti, tai jie jau yra iškepti, dėl to jie rudi, jie jau yra pagaminti. Bet tie vadinami žali grikiai, jie dygsta. Ir jūs galit namuose jau pasidaiginti, lygiai taip pat galit kokias mažytės, būna mažos apvalios pupelės arba lęšiai. Tai vėl tada jums šviežios daržovės, o kiekis būna paskui jau sunkesni 2-3 kartus ir be to lengviau virškina. Tik čia labai svarbus momentas perplauti ir žiūrėti, kad nepapelytų. Jeigu jau papelyjo, meskit lauk, nes jau perplovimas nepadės ir ten bus labai daug toksinų. Tai va čia yra svarbus momentas, jeigu užlaikėt maistą ir jisai supelyjo, tai ir būna nugrebia arba nupjauna ir valgo. Tai jokių būdų, nes mikotoksinai jau yra visam produkte ir jo naudoti nebegalima nuodijatės. Tai laikykit taip, kad nepapelytų. Toliau vėlgi net ir daržovių likučius, kurie lieka, arba tiesiog matote, nusipirkau morkų, moliūgų, dar ką, mes įpratę rauginti tai bidonais. Betgi galima susidėti stiklainiukus ir netgi taip, kad iš karto susipjaustyti, kad iš karto į lėkštę. Ir tą patį moliūgą, kur matot, kad nesuvalgysit, galima rauginti. Irgi kuo puikiausiai tinka, ne tik tai agurkus vasarą, bet ir šakninės daržovės lygiai taip pat mes galim rauginti ir taip pasivairinti mitybą. Vėlgi, mėsa žuvis galima per nuolaidas nusipirkti pigiau. Tada pasigaminti, jeigu esat 1-2 ir matot, kad nesuvalgysit, iš karto porcijom susišaldot. Tai va, tada, pavyzdžiui, būna, jeigu perka mėsą su kaulu kažkokiu, pavyzdžiui, kalakutienos kakliukus, tai būna tikrai kartais jų labai gera kaina ir galima tą mėsą išvirus nuimti, bet ten jau laiko reikia, bet laiko tikėtina, kad jūs turit. Ir, tarkim, pasigaminti užpiltinės. Ten darbelio nemažai, bet vėlgi dalį galim dabar valgyti, dalį susišaldyti. Aš bandžiau šaldyti, puikiai pavyko, atšilo, idealiai taip pat atrodo, nieko neatsitiko. Tai vėlgi vienu kartu galima investuoti darbo. Pieno produktai, ten grietinė, jeigu ten x procentų, tai ar vienokia ar kitokia, ar prekinio ženklo tada žiūrim, jų mažesnė kaina būna ir dar būna, kad nuolaida. Bet vėl būtinai susižiūrim ne bendrą kainą, o litro kiek kaina galutinė gaunasi. Varškę rinkitės įprasto riebumo, nebent jūs į kažką labai maišysit ir kitų produktų dėsit, tada tas liesumas nesvarbu. Ir jeigu įsigysi didesnę pakuotę, tai
nelaikykit jos iki paskutinės galiojimo dienos, stenkitės greičiau suvartoti ir jeigu matot, kad ne, paruoštukus varškėtukam pasidarykit, virtinukam, dar ką irgi galima susišaldyti. Sūrį visai verta pirkti šiek tiek brangesnį, nes sūrio jau su amžium reikėtų šiek tiek mažiau naudoti, betgi norisi. Tai tada tie pabrandinti sūriai, aš čia kaip tik įdėjau well done ženklo, kuris yra mažesnės kainos, tai jo patarkavus, jisai yra, pavyzdžiui, daug intensyvesnis negu mūsų vadinamas olandiškas tas sūris. Tai skonio duoda daugiau, o reikia mažiau. Tai ir galioja labai ilgai. Taip? Tai vėlgi variantas tada pirkti tokius sūrius. Vėlgi, kai mes kalbam pigu ar nelabai, tai man pradeda daržovės brangu, ką mes jau pasižiūrėjom, kad visai ta kaina yra maža ir tikrai galima įvairiai valgyti. Ir kai kalbam apie žuvį, tai sako, reikia omega-3, o lašiša yra labai brangu. Tai sakau, bet silkė turi tiek pat omega-3, o jos kaina kelis kartus yra mažesnė. Ir lygiai taip pat yra vertinga. Tai vėlgi toj pačioj kaino kategorijai mes galim pasirinkti. Taip, tai dar kartą pakartosiu, kad tai, ką mes nusipirkom, visada buvo pinigai, tai mums labai svarbu, kad jau išmesti būtų kuo mažiau. Tai kaip tą sunaudoti. Planuojam, darom išvadas, kiek mums realiai reikia, pavyzdžiui, kiek mes grietinę suvartom ir jeigu matot, kad kelis kartus išmetėt dalį arba varškės ar kažko kito, reikia daryti išvadas kitą kartą mažiau naudoti. Vakuuminiai indai ir jeigu liko mažai, tai kaip sakiau, padažas, šaldyti, garnyrai, prie kažko kito pridėti, net, pavyzdžiui, jeigu jums troškinio ten liko keli šaukštai, tai gal tiks prie kito patiekalo, kurį to gaminsit ir suvartoti. Įvairovė yra esminis principas, dėl to aš jums ir daržovių pateikiau ne vieną, matėt, kiek skirtingų jūs galit sunaudoti, aišku, dažniausiai mes naudojam mišinius, tai tas pats burokėlis gali būti su kopūstais, su raugintais su kopūstais, su morka gali būti ir su bet kuriom kitom daržovėm. Kaip turėtų maisto kiekis pasiskirstyti per dieną? 3 pagrindiniai valgymai, tačiau kai kurie valgo 5, kai kurie 6 kartus, kai kam yra jau skrandžio gleivinė išopėjus ir yra daug problemų ir gali mažą maisto tūrį suvalgyti. Tai vėl, kuo daromės vyresni, tuo kitaip gali pasiskirstyti ir maisto kiekis pasiskirsto ne šitaip, kad vakarienė didelė, tada didelės problemos gaunasi, jau matau, kas taip daro, sutrinka miegas ir panašiai, o pasiskirsto šitaip, kad pietus pagrindinis valgymas, jeigu problemos su virškinimu, tai tada šitie gali būti mažesni pagrindiniai valgymai ir užkandžiai šiek tiek didesni. Bet su tais užkandžiais labai atsargiai reikėtų. Tai pusryčiam grūdai, pietus baltymai ir daržovės, vėl mažas užkandis, vakarienė baltymai ir daržovės. Čia, kas turi telefonus, galit nusifotografuoti sąrašiuką, bus jums 7 skirtingos dienos, ką jūs galit valgyti skirtingus grūdus. Skirtingus grūdus. Toliau gardinti galim pieno produktais, daržovėm tom pačiom, kur vardinom prie košės, ar ne, ir to pačiu moliūgų, brokolių, špinatais, agurkais, cukinija, salotų lapais, pomidorų ar tais pačiais konservuotais pomidorais. Žolelės ir daigai, tos pačius, kur rodžiau, kur galima daiginti. Grybais prigrybautais miške ir parduotuvėje. Labai vertingi tie patys šampinjonai, kukurūzai, šaldyti, konservuoti, virti.
Žirneliai, rinkite šaldytus žirnelius, tai ir kaina bus geresnė, ir jie daug gražesni. Avokadas, trintas, papjaustytas ir nevalgyti po vieną didelį vienu kartu, paskirstykit per kelias dienas. Alyvuogių aliejus, užkandžiam, vienam užkandžiui dabar padarom tai. Čia yra jūsų vieno vaisiaus porcija ir tai reiškia ne kilogramais, o vienetais. Pavakariams gali būti morkos, kitos daržovės, kiaušinis, pusė avokado, kokie 25 gramai riešutų, avinžirniai, užtepėlės, pieno produktas, kefyras, pavyzdžiui, su cinamonu arba su česnakėliu ir druskyte. Ir dar šaukštas varškės, skanu ir pigu, teisingai. Tik nesugalvojam. Pietum ir vakarieniai gaunasi iš 2 dalių, pusė lėkštės daržovių ir pusė lėkštės arba trečdalis lėkštės viso kito. Čia priklausomai nuo situacijos. Sriuba. Klausiau, tai kaip sriuba? Tai prie sriubos papasakosiu per klausimų atsakymų sesiją. Sutariam? Taip. Būtini yra baltymai. Tuoj dar grįšiu. Bulvės, jeigu valgo, tai gerai dera su kefyru, su silkute, su šviežiom daržovėm ir tuoj netrukus parodysiu, kiek kainuoja viena diena ir pereisim į klausimų atsakymų sesiją. Gerai? Tai venkit perdirbtų dešrų, kumpių, baltymų, konservuotų, rinkite šviežius ir bent 2 kartus per dieną ir labai svarbu gerai sukramtyti. Ir pasirinkimą vėlgi galit nusifotografuoti. Kas turit, tai gali būti balta mėsa, tik ne sparneliai, nes ten daug cholesterolio vištytės sparnelėse. Raudonos mėsos pakanka kartą per savaitę ir jeigu renkatės kiaulieną, tai rinkitės kiaulienos išpjovą. Jis yra labai liesa mėsa ir labai lengvai kramtoma ir lengvai galima paruošti. Balta žuvis, kiaušiniai, varškė, graikiškas jogurtas, ankštiniai, soja ir fermentuoti produktai. Tai čia paėmiau ir suskaičiavau, neskaičiavau prieskonių, kokio šaukšto aliejaus, bet suskaičiavau vieną dieną. Tai pavyzdžiui, jeigu grikiai su šaukšteliu sviesto, čia nedideliam kaloringumai, mažom materytėm, nes su amžium porcijos mažėja, 0,24 cento, ėmiau Maksimos kainas, kurios galioja šiandien ir ėmiau tas, kur be nuolaidų šitam momentui, vienas obuolys 0,9 centai, dabar keli variantai mėsos arba vištienos krūtinėlė, arba blauzdelės, arba blauzdelių mėsa, tai dėl to čia nuo 1 euro iki 1,49 pietus ir 150 gramų kopūstų ir 50 gramų morkos. Tikrai pilnai užtenka pavalgyti, gaminam su kmynais, tada 25 gramai lazdyno riešutai, 34 centai, 2 kiaušiniai ir 300 gramų paprikos. Tai paprika šiek tiek brangesnė, tai 1,29 €. Iš viso apie 3 eurus dienai. Vertingas maistas su daržovėm ir liesais baltymais. Ir čia viską paruošti tik viens ir viskas. Nedaug, teisingai. Tai kas suprato, kad visai pigu sveikai maitintis? O kas nesuprato, tai tada žiūrės įrašą dar kartą, kurią vietą dar reikia pakartoti. Tai kiek galima sutaupyti? Tai sutaupyti galim nuo 10 iki 50%. Tai va tiek. Ir primenu, kad puslapis Sulieknėk.lt jūs galite rasti beveik 2000 receptų, pusryčiai, pietus, vakarienė nemokamai. Tai galit prieš planuojant eiti ir žiūrėti. Gerai? Viskas. O dabar klausimų atsakymų sesija, yra mikrofonas, va čia galit prieiti ir užduoti klausimą. Sveiki, Algis. Dabar girdisi. Mano klausimai būtų 3. Taip, po vieną. Pirmas klausimas, jūsų pradiniai skaidriai, skaičiai 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ką tai reiškia? Tai yra kodas?
Ten yra data ir valandos. Negaliu atsakyti į šitą klausimą. Kitas klausimas. Kitas klausimas. Vakar dalyvavome Beatos ir Demarko irgi laidoje. Buvo pakankamai įdomi. Ten buvo pagrindinis valgyk skaniai. Taip. Taip. Čia retorinis. Ir trečias klausimas. Tai aš atkomentuosiu į šitą. Ja, ar aš jums atkomentuosiu? Ar pasirašysit knygą, kurią norėčiau perskaityti, bet niekaip neprisiverčiu? Tai į tą taip, tada po klausimų atsakymų sesijos ir jums dar pavadinimą pataisysiu, S raidę prie liekna pridėsiu. Gerai. Kas turi knygą, tai skaityti po vieną skyrių per savaitę. Ir ten reikia, bet vieno skaitimo nesikeičia. Ten reikia dar ir šį bei tą padaryti. Dabar dėl skanumo maisto, tai tobulai geras klausimas yra, ar aš jums panaši į tą, kuri kankinasi valgydama. Mano nuomonė, mes gyvename aplinkoje, kur yra pilna maisto. Teisinga? Taip. Ir aš labai dažnai ir jaunesnių žmonių klausiu, tai kiek laiko jūs galit gyventi su neskaniu maistu? Tai kiek laiko jūs galit? Negaliu. Negali. Ir aš nežinokit. Aš žinot mano koks atsakymas, kol rasiu skanaus. Tai kas yra labai svarbu? Kai kurie mūsų nori visko nors naujo bandyti, tai tiems ir metai atrodo ilgesni, taip. Kai kurie mūsų esam konservatoriai, tai mums sunku tada kažką naujo bandyti. Tai čia kas nutinka, dabar galvoju kaip suformuoti. Vienu žodžiu, situacija yra tokia, kai mes sugalvojam arba gydytojas pasako, kad tu nevalgyk to ir dažniausiai vardina tai, ką jūs valgot kiekvieną dieną. Taip? Jau galvytės linksė, suprantu. Man pačiai yra buvo situacija, aš labai daugam alergiška buvau ir man padarė vieną tyrimą ir pusę mano produktų išbraukė, tada padarė kitą tyrimą ir išbraukė kitą pusę produktų. Tai aš atsisėdau mašinoje ir raudojau ilgai. O tada atsisėdau ir galvoju, bet tai kažką valgyti vis tiek reikės. Tai ką tada darai? Čia tikra situacija. Tai gali rasti kitokio maisto, skanaus, bet tik tada, kada bandai. Jūs negalit rasti, kas bus ir vertinga, ir skanu tik tada, kada bandai, bet dažnai žmonės ką daro? Pasako jam, tu nevalgyk to ir to, prie skirtingų ligų skirtingai. Ir tada jisai tuos produktus išmeta ir valgo, kas liko. Ir tada tikrai nelaimė. Tada galvoju, jau geriau su tabletėm, bet valgysiu skaniai. Nes kiek ilgai taip gali būti. Tai faktas yra tame, kad maistas negali būti, o turi būti ir vertingas, ir skanus. Bet tam, kad jūs tą atrastumėt, jūs turit bandyti naujus receptus. Jūs negalit norėti to, ko jūs niekada nebandėt. Tai yra neįmanoma. O ir su Žanliuku, ir su Beata mes tikrai turim apie ką pakalbėti, pasidalinti receptais ir vienas ir kitas tikrai puikių ir vertingų ir skanių receptų. Ir lygiai taip pat, tai kai jūs norite atrasti, vienintelis variantas yra bandyti. Ir bandant yra labai svarbu suprasti, kad neturi jums visi receptai patikti. Jeigu jūs pirmą pabando, sako, aš nemoku sveikai gaminti. Tai, o sakau, kiek kartų bandėt? Net nepradėjau. Arba pabandžiau vieną. Tai tam, kad atrasti, ką mes galim bandyti, atrasti, kas mums skanu, tai reikia bandyti. Darai ir bandai. Nėra kito varianto. Bet jeigu jums yra svarbu, kaip jaustis, kaip būti, nes nėra tikslo kuo ilgiau gyventi, suprasta sveikata, taip, norisi gyventi iš didžiosios raidės. Tai net jeigu jūsų sveikata yra prastesnė ir daugelio produktų jūs negalit valgyti,
tikrai yra sąrašas, ką galit. Ką tada reikia daryti? Nu, tarkim, jums išbraukė 10 produktų, iš jūsų 20 valgomų, taip? Tai tada pasižiūrė toj grupiai, kokie dar yra produktai, kurių jūs niekada nebandėt. Tada ieškot su jais receptų ir tada bandot, vienas patiks, kitas nepatiks, vienas patiks, kitas nepatiks. Tai ir man būna, aš bandau naujus receptus ir tada būna, kad pavyksta, tai gerai, bet būna, kad valgo ir galvoju sveika. Bent tai. Tai bet čia tokia atradimų dalis. Ačiū už atsakymus. Dar klausimų? Paskutinis klausimas. Aš labai noriu paklausti dėl riebalų. Riebalai tikrai labai brangus. Pakomentuokit, prašom, bus labai vertinga. Nuostabus klausimas. Tai yra taip. Pirmiausia, jeigu mes kalbam apie kepimą, tai kepti reikia be riebalų. Be riebalų kepam mes karšto oro grūzdintuviai, garuose, orkaitėje, net ir keptuviai, pavyzdžiui, 1 šaukštą riebalo ir 3 šaukštus karšto vandens. Taip, ir po truputėlį karštą. Kepti riebalai yra ir gerai, kad brangu, nes nesveika. O riebalą mes gaunam iš silkutės, taip. Riebalą mes gaunam iš kitų produktų ir net aliejus, jeigu ir brangus, jeigu jūs 2 šaukštus brangaus aliejaus per dieną suvartosit, tai kokia ta kaina? Ir kaip tik riebalai gadina ir sveikatą. Tai va šitoj vietoj reikėtų atsižvelgti, nes net mūsų didelė šeima tikrai aliejaus netaip daug sunaudoja ir reikia naudoti, rinktis gaminimą kitų, tiesiog kitokį. Ir viskas. Ir tokių receptų tikrai daug rasit internete ir bus skaniau ir sultingiau ir sveikiau ir nuo cholesterolio, kraujospūdžio ir visa kita. Tai suprantu, mūsų laikas baigėsi.